Labas rytas. Trečioji diena Mumbai ir lyg dalykai man nebūtų pakankamai aštrus. Aš juos nusprendžiau dar labiau pasiaštrinti ir susikūriau biudžeto ratą. Suksiu biudžeto ratą ir kokią sumą išsuksiu, tiek ir galėsiu išleisti per ateinančias 24 valandas. Tik paminėsiu, kad aš dar neturiu užsisakęs nakvynę šią naktį. Tai bus kiek sudėtingiau. Turim sumas nuo 4 iki 15 eurų. Nu ką, katytę. Sukam. €10 arba šiandienos kursų 906 rupijos kažkur tai. Man jų turi užtekti nakvynės, transporto ir aišku maisto. Pradžiai reiks susirasti nakvynę, o tada užėsim, kas lieka. Pavyko rasti nakvynę, visai padorę. Booking'e 8,9 žvaigždutės, 3 eurai. Pusryčiai skaičiuoti. Miestelis. Aš noriu parodyti dar nuotraukas. Čia išorės. Čia tada tiesiog Andrejaus Jaganovo paso nuotrauka. Ir čia toliau miestelio nuotraukas. Bet šiaip visai neblogai, nes maniau, kad teks imti daug prastesnį variantą. Čia atrodo padarus, kondicionierius, viskas. Galim sakinėti. Kadangi iki sekančio hostelio nemažas gabalas kelio, o išleidus trečdalį biudžeto šiandienos ant nakvynės, net ir tuktukas dabar biškį per brangu, tai teks imti autobusą ir metro, kad nusigauti ten, o paskui jau bus galima pavalgyti. Man reikia 181 autobuso. Turėtų iš čia važiuoti. Nieko nesuprantu. Palauksim. Autobusai tai sustoja 2 sekundėm ir aš numerą neišskaitau, čia hindi kalba. Net nežinau, tinka, netinka. Hai. Na. Autobus, bus. Gali būt, kad praleidau autobusą, nes visi numeriai indiški. Tai dabar paprašiau, kad vietiniai išverstų, kaip atrodo man reikalingas numeris. Turėtų būti per ateinančias 10 minučių. Tai laukiu toliau. Jisai bando mane paveikti savo žvilgsniu įtemptu, bet aš nepasiduodu, vis tiek nelipsiu. Man pusę likusio biudžeto kainuotų kelionės tuktuku. Ar žinot, kuo skiriasi indas nuo indo? Hala, autobusas. Ne mano. Ar žinot, kuo skiriasi indas nuo indo? Tai indą gali atplaut, o indo negali atplaut. Šitą galėsit panaudot, kai eisiu į politiką ir mane nukencelinti. O šito man reikia, šito numerio, 181. Bet jeigu net važiuos, per kokias 2 minutės lipsiu bet kurį, nes vis tiek į tą pusę visi važiuoja. Bent kažkiek arčiau bus. Naudojasi karvę ir reikalauja pinigų iš manęs. Bet nežino, kad mano biudžetas šiandien tik tais 900 rupijų.
Gerai, duodu vien kitam, kad atstotų. Dar 5 rupijos iš mano biudžeto. Reikia ir man tai parodyti. Gerai, turim pagaliau autobusą, nežinau koks numeris, bet lipsiu aš jį tiesiog. Tikrai ne tas. Bet eina. Važiuoju ten, kur man reikia. Dar konduktoriaus paklausiau, ar tinka. Tai sakė, taip. Stotelės nepražiopsau. Gerai, kad konduktorius žinojo, kur man reikia lipti ir pasakė. Gerai, einam dabar metro. Pilnos gatvės šaunų. Daugiau zuikių nebevažiuosiu. Čia biškį rimtesnė stotis. Dar apsabą reikės paėti. Gal tilpsiu. मामा देंगे वो Nu va, po 2 valandų kelionės, ne gal mažiau, atvykom į destinationą. Patalpų reikia eiti, nes čia labai visur švaru. Taip, tai turas po 3 € apartamentus. Gaunu tokį bunkerį.
gauni muilo, šampūno, apyšvarių rankšluostį, nu ir kažkiek pamiegotą patalynę. Tikėtis reikia, kad prieš tai švarus žmogus čia gyvena. Ir mano privalumas, kad aš prie pat tualeto. Tai galėsiu greit bėgti, jeigu reiks naktį. Ar čia virtuvė dar yra. Nes pusryčiai tai išskaičiuoti. Galim pažiūrėti, ką šiandien valgė. Kaip ir aišku. Ką įsikūriau savo apartamentuose, bet kažkaip pasitikėjimo daug nekėlė ten ta aplinka, man tai viską vertingiausias įsikroviau. Einam pavalgyt pagaliau. Turim beveik 600 rupijų prataški dabar, kad šitaip taupiai keliavau. Hey you! Ja, šitam pritariu. Vienas įveiktas, dabar dar vienas. Hey. Kai jau su kamera eini, tai visi draugeliai. Čia plaukia žuvis, bet žuvies meniu tai nėra visai. Vištiena ir daržovės. Sąskaitą gavau kažkokių žirniukų ir berods pomidorės sėklų su dantų krapštukai. Nežinau, ar čia man valgyti, ar čia žuvim sušiauti reikia. Gal paragauti. Pankolių sėklos. Tiesiog kažkokie saldainiai. Gerai biškų. Nu ką, už 2,5 pavalgiam. Dar lieka kažkur apie 2,5, reiks pasiskaičiuoti. Pirmą kartą absoliučiai neaštriai pavalgiau. Svogūnas buvo aštriausias dalykas patiekale. Buvau pasilgęs šito, kad nereikia daryti su burna. Bang, 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 bang. Okay guys, goodbye. Bye bye. Hello. Dabar nežinau, ar jie eina tiesiog kur aš einu, ar taip papuolė, kad aš einu kur jie eina. Bet visas būryšas su manim eina. Reiks kažkur pasukti greitai.
išeisiu aš pro čia. Ar tiesiog prieisiu Agligatvį. Tai Adigatvį. Okay. Your home is where? Gal apsuksiu ratą. Dėl to. Nors visi turi telefonus, bet kažkaip kamera labai jam patinka. Atrodo, kad kamera, ne telefonė, tiesiog kamera turi šiek tiek didesnę vertę. Jeigu eičiau su telefonu filmuočiau, tai nebūtų visiems tiek džiaugsmo. Šiaip tai nepasakyčiau, kad čia labai didesnis skirtumas nuo to, ką vakar tam Lūšnynų milijonieriaus kvartalę mačiau. Čia realiai irgi kiekvienam sandėliukui kažkas kažką gamina, pilna žmonių gyvena šalia ir sąmyšis, šiukšlynas. Nežinau, nelabai ko skiriasi. Tas Lūšnynas atrodo toks jau išpūstas reikalas. Čia visas miestas tokiam lygiai realiai. Just me now? Hello, I'm from India. Welcome to our country. So beautiful like this Sakinakas area. Kokia diena be deserto. Thank you. Hi. Hello. चलो आओ कैमरे में आओ चलो आगे बढ़ो आगे से दिखा दे Nu va, vaisiukų išsipirkta, atstos vakarienė. Einam žiūrėt, ar daiktai vietoj. Apart kelių rastų pelės spirų ant lovos, šiaip viskas čia padoriai yra. Patalai atrodo keisti, kas man svarbiausia. Svarbu, kad naktį pelė burnon neįlystų ir gerai baigsis visas šitas 10 eurų iššūkis. Beje, dar pirkau vandens ir kažkokį tais gėrimą už 35 rupijas. Tai mums dar lieka pliuso. Tai 10 eurų yra per daug netgi Mumbai išgyventi. Net turistui tokiam, manau, gerai pasistengus galėtum su 5 eurais išsisukti. Paaiškėjo, kad ten, kur man reikia važiuoti, net tukai nėra įleidžiami. Mums penktas vairuotojas sugebėjo man tą išaiškinti. Išsikvies reikėjo vietinį boltą, kuris tiesiai nuveš. Ir šiaip išsičekinant šiandien iš viešbučio, paaiškėjo, iš kur jie tokią aukštą reitingą turi Booking'e. Nes išeinant paprašo telefoną, atidaro appsą ir liepia palikti 10 žvaigždučių. Tai, sakau, čia nėra vertas 10 žvaigždučių, net ir už 3 eurus. Tai labai liko nepatenkinti ir nusivylę.
sakė, kas negerai, bet aš tingėjau vardinti, kas ten negerai. Kažkaip už 3 eurus net gėda kažką prikaišint, bet 9 reitingų irgi neverti bookingą, tai gal paliksiu vėliau nuo širdo atsiliepimą. Kišenės ir pasirodo, kad iš hostelio išsivežiau rakčiukus nuo spintelės. Jie tai buvo susirūpinę atsiliepimo palikimu, kad pamiršau paprašyt, bet menki nuostoliai, nes ta spintelė net nerakina, nes pusės panos nėra. Tai dėl vaizdo galiu užsuk, bet tiesiog vis tiek neatsidaro. Gal kažkam pragars paliksiu taksi. Šitoj Mumbajaus daly kol kas atrodo, kad visas rajonas vienas nesibaigiantis turgus. Turgus. Lakierkos, šlepetės ir triusikai. Tokie vintažinį hostelį pasiėmiau paskutiniai nakčiai Mumbajuje. Visiškas vintažas čia. Prausimasis su kibiriukais. Sena gera tupykla, stumykla.
Come, myself, bro. Come, myself. Come, Oh. come. Let's see what you have. How are you, bro? How are you? I'm good, thank you. Come, welcome, myself. This imported cap, this imported watch, first copy watch imported. Imported Yes, from yes. where? Yes. From China. Yes, no, China, no. Okay. Labai smagu, kad čia daug kur kainos yra surašytos, tiesiog fiksuotos. Ir nereikia dėrėtis, nieko neapgaudinės. Aišku, ne visur, bet nemažai. Kad nebekristų šortų, nusipirkau diržą 100 rupijų. इधर आओ यार, इधर है पूरे, आओ आओ मामा ले आओ भाई को ले लेके निकल लीजिए भाई सामने भी आओ Praeini kokius 50 metrų to turgaus ir paskui likę dar 500 metrų tiesiog tas pats kartojas. Net atrodo prekės išdėliotos identiškai kaip pas kitus. Ir nežinau, čia ar tiek reikia čia tų prekių, kas čia atspirks. Užtektų 10%, va tiek yra ir tiek ir tai reiktų visiems. Salt. Yeah, salt. Jeigu po šito neapsitrėsiu, tai nežinau tada, nuo ko galiu apsitrėsiu. Thank you. No rice. Rice go. Šiaip čia ta senoji Mumbajaus dalis tai fainesnė, nors intensyvumas tas pats, šiukšlynas tas pats, bet vien dėl architektūros labai senos. Wow. Gerai, išsisukau. Ir parkai. Čia Hogwartsas. Tų turistinių vietų nelabai mėgėjas. Nu, bet kad jau buvau netolies, tai užsukau. Indijos vartai. O čia garsusis viešbutis Bombėjos. Iškalbinau moterėlę tokia jau pagyvenus, sako, iš kur tu tradiciškai? Aš nespėjau įsižiūrėti, sako, iš Rusijos. Nesakau, bet tarti. Sako, tavo veidas rusiškas. Nežinau, čia komplimentas ar ne. Kaip atrodo rusiškas veidas. Čia pas jos kriketas gi labai populiarus. Visas stadionas čia vyksta, nežinau kiek rungtynių vienu metu. Lenda, beveik. Antra religija.
मीठा Bitter. Little. Vyko lapas su prieskoniais. Yes. Okay. Net nežinau, ką čia daro. Viską išėlės. Geras. Būkit sveiki. Dabar aš irgi spjaudysiu visur kaip vietiniai. Labai intensyvų, bet jau išlaikiau ilgiau negu pirmą kartą. Patinka ir nepatinka tuo pačiu metu. Nepataikiau į šiukšliadėžę. Reikia rast, kur išspjauti ir pasiskalauti senom gerom cukranėm sultim. Nes jau per daug žiaurų. Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction, Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls. Su tom pačiom rankom ir pinigus liečia, ir ledą man paskui deda, bet kam nepasitaiko. Jaučiu rūpijų skonį. Norėjau tiesiog tų spragintų ryžių. Paprašiau, kad Benilko vis tiek pridėčiau visokių svogūnų, pomidorų, kriaučiukų. Ir aišku, viską su ranka maišė. Bet aš jau jaučiu imunitetą įgavęs esu. Joke's on you. This is Ronaldo. Oh yeah, Ronaldo. Juventus. I show you one thing. Yeah, show me a trick. Stand there. You come here. You come here. No. Okay. Oh, beveik į galvą. This is a bowling people. You know Virat Kohli? No, Virat Kohli. Virat Kohli? Yeah. No. Who's that? Dhoni. Guni? Josh Butler. Mitchell Moss. Is it a football player? No? Cricket. Oh, cricket player. No, sorry. I'm not familiar with cricket. अबे एड्रे हिले देख तेरा मुंह दिखा हाय ब्लॉगर हुई हाय मेरा अपना ऐसा नहीं
vakar buvo patalynė su pelių spyrom, tai šiandien patalynės iš vis nėra. Tiesiog turim čiužinį be nieko, admiralas. Nu ir tokia pagalvėlė paprasta ant raskladūškos senovės. Bet kažkaip čia vaibas geresnis negu vakarą. Tai bendrabučio. The truth is that I haven't shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses. But your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you. Your darkness